Hei, sveiki visi! Čia aš ir vėl Viktorija, kanale Gumyčių pinimas ir šiame video išmoksite pinti bikinį, barbiai arba lėliai iš gumyčių. Tai šį bikinį gaminau iš mėlynos ir rožinės spalvos ir čia naudojau oranžinės gumytės. Šis bikinis pagamintas iš baltos ir rožinės baltos truputėlis tokiais maišyta. Ir uždėjau ant kaklo tokį. Ir jos užsegimas yra vienas baltas, kitas rožinis ir taip pat raištukai. Ir šis yra pagamintas iš violetinės ir rožinės spalvos gumyčių. Ir šiam bikiniui pagaminti nereikės nei ragatkės, nei ilgų staklių, nei mažų staklyčių, tik vašelio kabliuko, 2 spalvų gumyčių, galite gaminti ir iš vienos, bet man gražiau iš 2. Ir 1 segtuką. Galit naudoti C-klipsą, jeigu turite S-klipsą, aš naudau S-klipsą. Taigi, pradėkime. Pirmą pradėsime gaminti nuo štai pirmos viršutinės dalies, nes ji yra lengviau pagaminama. Ir kaip šį bikinį aš darysiu iš violetinės spalvos gumyčių pagrindą, o štai vidurį darysiu iš oranžinės spalvos gumyčių. Taigi imame kabliuką gumytės. Imu vieną gumytę violetinės spalvos ir apsuku ją 3 kartus aplink kabliuką. Ir dabar uždėsime vieną gumytę. Uždėsime štai šią susuktą. Antrą gumytę paprastai. Ir 3. Dabar kišu kabliuką į tą susuktą gumytę 3 kartus. Ir dėsime 3 oranžinės spalvos gumytes. Bus taip. 1. Antrą dėsime tik ant oranžinės. 2. Ir 3. Dabar vėl kišu kabliuką į tą gumytę, kur apsukta 3 kartus. Ir vėl dėsime 3 oranžinius. 1. Ir tik per 1 oranžinę dabar dedam. 2. Ir 3, taip pat per 1. Ir dabar turime 2 oranžinės poras ir 1 violetinių. Dabar vėl kišu kabliuką į šią. Vėl kur 3 apsukau. Ir dabar dėsime 3 violetinės spalvos. Tai bus 1. Ir dedam tik ant violetinės spalvos gumyčių. 2. Ir 3. Ir dabar uždėsime viską ant violetinės spalvos gumytės. Visas gumutes.
ir užtrauksime kilputę. Ir čia bus mūsų viena dalis liemenėlės. Ir dabar kišu kabliuką per vėl kur 3 gumutės apsuktas. Ir vėl dėsime 3 gumutės violetinės. Viena. Antra. Ir trečia. Vėl taip pat kišu į tą pačią vietą, kur apsukta. Ir dėsime 3 oranžinės spalvos. Viena. Vėl taip pat tik dedu ant oranžinės. Nutrūko. Antra. Ir kas čia dabar? Trečia. Vėl kišu kabliuką į tą pirmą gumytę ir vėl dėsime 3 oranžinę. Viena. Antra. Vėl tik vien per oranžinės gumytės. Ir trečia. Ir dabar vėl kabliuką kišu į tą patį. Ir dėsime 3 violetinės. Viena. Antra. Tik per violetinę atskirai vieną. Ir trečia. Ir ant vienos violetinės perkeliu visas gumutes. Ir per kilputę ir užtraukiu. Štai taip turim viršutinę maudymuko dalį. Jeigu norite padaryti jam šniurelį, tai galite daryti vienas spalvas, kitas spalvas. Tai pro vidurinę dalį prakišu kabliuką, pratraukiu gumytę, per kilputę ir užtraukiam. Ir dabar čia nulenksim. Taigi gale uždedu ant gumyčių segtuką. O čia priekį gražiai paformuojam.
Ir štai taip turim viršutinę liemenėlės dalį. O dabar gaminsime apatinę. Ji gaminama truputėlį sunkiau. Tai imu kabliuką, imu vieną violetinę gumytę ir ją apsuku 3 kartus. 2, 3. Tada imu vieną violetinę, uždedu apsuktą gumytę ir dabar dėsime 3 oranžinės po vieną. 1, 2 ir 3. Tada kabliuką perkišu per šią pirmąją violetinę gumytę, ne per tą, kur apsukta 3 kartus. Imu vieną violetinę, perkišu per tą violetinę. Ir dabar ant tos violetinės uždėsime 2 oranžinės spalvos gumutės po vieną. 1. Ir 2. Štai tokia detalė gaunasi. Ir dabar kišu kabliuką ne per tą, kur kišau, o per šią arčiau esančią. Ir uždedu 2 po vieną violetinės. 1. Ir antrą violetinę dedu tik ant violetinės gumytės. Tada truputėlį patraukiu. Imu violetinės spalvos gumytę ir apsuku 3 kartus. 2, 3 ant kabliuko. Tada paimu vieną violetinę. Nukeliu tą apsuktą gumytę ir nukeliu violetinės gumytės ant kabliuko. Tik violetinės. Ir uždedu štai taip. Dabar paimu vieną violetinę. Uždedu vieną violetinę ir vieną oranžinę porą. Tada vėl violetinę ir uždedu ir violetinę, ir oranžinę. Ir lieka viena gumutė ant kabliuko. Tada uždedu ant piršto ir apsuku, kad darbelis žiūrėtų į kitą pusę. Dabar kabliuką kišu štai taip į violetinę gumutę, ne į tą, kur apsukta. Užkabinu vieną violetinę. Ir ant tos violetinės dabar uždėsime 2 oranžinės po vieną gumutės. Bus 1
ir antras. Ir dabar imu violetinę gumytę ir uždedu abidvi gumutes. Dabar kišu į pirmutinę, praleidusi 2 oranžinės kišu kabliuką. Ir dabar dėsim vieną violetinę. Dar vieną violetinę ant tos violetinės vienos. Ir dabar ant trečios gumytės uždėsime abidvi poras gumyčių. Ir padarom per kilputę ir užtraukiam. Ir dabar turim tokį trikampuką. Čia yra priekinė bikinio dalis. Ir dabar turim vienoj pusėje užtraukimą. Kitoje pusėje trikampį, tokį, ne trikampį, apsuktas 3 kartus gumytes, bet mes imsime iš apačios. Tai nuo čia, kur yra užtraukimas į apačią. Ir prakišu kabliuką pro tas gumutes 3. Tai prieki turi likti štai tas užtraukimas. Dabar dedu vieną violetinės spalvos gumutę, perveriu ir dėsiu 4 oranžinės po vieną gumutes. Viena, 2, 3, 4. Tada kišu kabliuką į šią violetinę, uždedu vieną violetinę ir ant tos violetinės dabar uždėsime 3 po vieną oranžinės. Viena, 2, 3. Dabar kišu kabliuką į štai šią, kur 2 uždėjau 3 gumutes, kišu į pirmutinę violetinę, uždedu vieną violetinę ir 2 oranžinės ant tos violetinės. Viena, antra. Štai taip gaunasi toks pynimas. 3 poras oranžinių gumyčių ant kabliuko. Dabar kišu į pirmąją violetinę ir uždedu
dvi violetinės. Viena ir antra. Dabar truputėlį pastumiu ant kabliuko, uždedu vieną violetinę gumytę ir apsuku ant kabliuko 3 kartus. Tada imu vieną violetinę, uždedu tą apsuktą gumytę ir porą violetinių gumyčių nuo kabliuko. Štai taip. Dabar imsiu vėl vieną violetinę, nukabinu vieną porą violetinių ir vieną porą oranžinių gumyčių. Tada vėl imu violetinę, vėl nukabinu violetinę ir vieną porą oranžinių. Ir dar vieną violetinę ir nuimu abidvi poras gumyčių. Ir vėl taip pat uždedu ant piršto ir apsuku visą darbelį. Ir dabar kišu į štai šią gumutę, kur yra pirmutinė. Dedu vieną violetinę. Ir ant tos violetinės 3 mėlynas. Mėlynas, oranžinės. Viena. Antra. Ir trečia. Ir dabar violetinę gumytę ir nuimu abidvi poras gumyčių. Dabar vėl kišu jau dabar į arčiau esančią. Dabar to eilutė į paskutinę tą violetinę. Dedam vieną violetinę ir 2 oranžinės ant tos violetinės. Tai viena, antra ir imu violetinę gumytę ir nukeliu abidvi poras. Dabar dėsim, taip yra 2 oranžinės, vėl kišu kabliuką į violetinę. Dedu vieną violetinę gumytę. Antrą violetinę gumytę. Ir ant trečios nukeliu abidvi gumutes. Pati susipainiojau. Ir kilputę ir užtraukiu. Štai taip gavome antrą dalį apatinės dalies. Dabar čia yra užtraukta gumytė.
Dabar šioje pusėje, kur yra 3 gumutės, buvo apsuktas. Taip pat prakišam vieną gumutę ir užtraukiam per kilputę. Ir čia vienoje pusėje, kitoje pusėje yra tos 3 apsuktos gumutės. Taip pat vieną gumytę užtraukiam ir užtraukiam. Ir dabar štai čia abiejose pusėse gražiai surišam mazgiukus. Vienoje pusėje ir kitoje pusėje. Ir dabar šią dalį, kur yra mažiau gumyčių, kur mažiau yra gumyčių, uždėsim ant lėlytės ir paformuosim. Štai toks video. Laikinkit, subscribinkit, komentuokit, parašykit, kaip sekėsi gaminti ir laukit kitų video. Ir sakau iki